Ar kada susimastėjai, kad tavo troškimai gali išsipildyti, bet galbūt tokiu būdu, kuris tau kaip tik sukeltų daugiau problemų negu naudos? Būkime labai atsargus su tuo, ko prašome iš gyvenimo. Pavyzdžiui, jei nuolat kartojame, noriu numesti svorio, iš tiesų siunčiame žinutę, kad mūsų kūnas yra per sunkus, o visata, kuri visada girdi, gali pažodžiui sureaguoti. Įsivaizduok, atsitinka avarija, po kurios netenki kojos ir tuo pačiu 10 kg kūno svorio. Ar tikrai toks troškimo išsipildymas tave džiugintų? Tikriausiai ne. Todėl labai svarbu aiškiai ir išmintingai formuluoti savo troškimus. Kai sakome noriu numesti, mes fokusuojamės į trūkumą. Bet jei prašome noriu turėti sveiką, stiprų kūną, tai jau visai kita vibracija. Tokiu būdu kreipiame energiją į tai, ką kuriame, o ne į tai, ko bijome ar ko nenorime. Tad prieš tardami savo norą paklauskime savęs, ar tikrai aiškiai išsakau, ko trokštu, ar tai, ko prašau, kuria daugiau lengvumo ir harmonijos mano gyvenime. Kai mokomės prašyti širdies, su dėkingumu ir pozityvia intencija, mūsų troškimai tampa šviesiais kelrodžiais, vedančiais link tikrojo mūsų gerbūvio.